Sveiki draugai, šiandien turim dar vieną naują apžvalgą ir šiandien ant stalo turiu EasyViz naujieną ir tai yra naujoji EasyViz HB8 Lite arba dar kitaip žinoma HB8C vaizdo stebėjimo kamera. Tai manau nieko nelaukiam ir pasižiūrim, ką įdomus turim šitą dėžutę. Pirmas dalykas, ką matom, kameros dar net neišpakavę iš dėžės, kad čia yra 4 megapikselių 2K raiškos vaizdo stebėjimo kamera, kuri sukiojasi į šonus 340 laipsnių bei valdosi aukštyn žemyn 80 laipsnių akumuliatorinį. Tai reiškia, kad jai nereikia elektros maitinimo, bet ji turi Type-C jungtį. Tai reiškia, kad galima ją užmaitinti nuo powerbanko arba nuo EasyViz saulės panelės. Kamera turi 5200 mAh bateriją, turi auto tracking, kas reiškia, kai aptinka judesį, automatiškai jį seka, turi mikrofoną garsiakalbį, kas reiškia, kad jį turi two-way talk ir leidžia pasikalbėti su prieš kamerą esančiu žmogumi. Taip pat turi spalvotą naktinį filmavimą, Active Defense ir yra atspari vandeniui bei dulkėms, nes priklauso IP65 apsaugos klasiai. Vienas iš naujų logotipų, kuris yra matomas dėžutės kampe, yra AOV, dar kitaip vadinamas 24/7 EasyViz Protection. Ir tai yra All Day Recording, dar kitaip vadinamas Always On Video, naujas EasyViz režimas, kuris leidžia kamerai įprastai filmuoti normaliu greičiu, bet tuo metu, kai prieš kamerą nevyksta jokie įvykiai, kamera persijungia į AOV režimą ir įrašinėja time-lapse video. Tai šią funkciją tikrai išbandysim. Šiandienos tikslas yra išpakuoti šią kamerą, pajungti, parodyti, kaip prisideda prie programėlės. Galbūt kažkas jau užmiršė, nors esu tą daręs labai daug kartų. Dar kartą prabėgsim pro visus nustatymus, taip pat prasinešiu ją namo, prijungsiu prie tinklo, pabandysim patestuoti ir pažiūrėsim, kaip jį veikia. Iškart gaunam daug instrukcijų, greitų starto gidų, taip pat gaunam gręžimo šabloną, lipduką, gaunam pačią kamerą ir dar turim montavimo varžtelius bei Type-C kabelį. Savo išvaizdą jį primena mano jau anksčiau apžvelgtą H8C modelį. Pačiam centre turim lęšį, apačioje turim ledinį pašvietimą, taip pat turim judesio jutiklį ir iš šonų turim AR pašvietimą. Na ir kameros naktinis AR pašvietimas, tiek spalvotas filmavimas yra iki 15 metrų atstumu. Apatiniai kameros daly turim reset mygtuką ir po dangteliu turim micro SD kortelės vietą. Jeigu pasuktume kamerą, gale turim didelį garsiakalbį ir po hermetišku dangteliu turim įjungimo mygtuką ir Type-C lizdą. Kameros šone turim AOV naują logotipą. Pati kameros montavimo bazė yra integruota. Ją galim nuimti paspaudę kameros šonuose. Spaudžiam ir bazė nusiima. Tai kamerą galima montuoti prie sienos, prie stulpo arba prie lubų. Ir tokia maždaug yra akumuliatoriniai lauko kamera. Tai dabar šią kamerą jungsiu, pridėsiu prie EasyViz programėlės ir parodysiu, kaip viskas veikia. Kamerą jungt labai paprasta. Tiesiog atsidarom galinį dangtelį, kur yra jungimas ir spaudžiam įjungimo mygtuką ir jį palaikom. Startup successful. Kamera įsijungia. Use EasyViz app for device Wi-Fi configuration. Kamera įsijungia, pradeda judėti į šonus, kalibruotis savo vaizdą. Kol visa tai vyksta, mes galim įsijungti EasyViz programėlę ir kamerą pridėti prie jos. Taigi, norėdami pridėti kamerą prie programėlės, dešiniam kampe viršui spaudžiam pliusiuką ir pasirinkam Scan QR code. Nuskanuojam QR kodą esantį ant kameros ir palaukim, kol jį suras. Kai matom kameros nuotrauką, uždedam varnelę, kad prietaisas įjungtas ir mirksi mėlynas LED indikatorius. Įsitikinam, kad esam netoli Wi-Fi maršrutizatoriaus. Spaudžiam Next. Suvedam Wi-Fi duomenis, prie kurio esam prisijungę ir spaudžiam Join. Palaukim keletą sekundžių. Connecting to Wi-Fi. Please wait. Kameros pridėjimas dažniausiai užtrunka iki 1 minutės. Wi-Fi connected. Dažnu atveju kamerą išpakuoti iš dėžutės užtrunka ilgiau nei ją pridėti prie mobilios programėlės. Galime įjungti arba išjungti garsą, nustatyti laiką, datą ir taip pat turim varnelę, kad galime išbandyti nemokamą įrašymą į cloudą. Dar gaunam priminimą, kad nepamirštumėm nulupti apsauginės plėvelės nuo lęšio. Ir čia iškart matom baterijos likutį, saulės panelės būseną, kuri šiuo metu nėra prijungta, įkrovimo instrukcijas ir mano jau minėtus
veikimo režimus. Tai tarp visų anksčiau jau apžvelgtų veikimo režimų, dabar jau turim ir naująjį AOV režimą, Always on Video. Pasirinkus AOV režimą, gaunam Time Interval pasirinkimą, kas leidžia mums rinktis, kas kiek sekundžių kamera padarytų nuotraukas, nes tokiu būdu jį įrašinės timelapse video. Ir, kaip matot, šią kamerą jau turim pridėtą. Paspaudę ant jos galim matyti tiesioginį jos vaizdą. Tai dabar girdit ir matot vaizdą tiesiai iš EasyViz HB8C vaizdo stebėjimo kameros. Apačioje turim snapshot, tai leidžia padaryti nuotrauką. Paspaudę record galim įrašyti tą, ką kamera tuo metu mato prieš save. PTZ funkcijos leidžia kamerą per programėlę valdyti realiu laiku į skirtingas pusės. Tinklas, prie kurio prisijungęs, yra telefono hotspotas. Nėra pats greičiausias internetas, prie kurio šiuo metu esu prisijungęs, bet vėlgi paspaudus valdymą galima labai neblogai kamerą valdyti. Toliau paspaudę talk, turim two-way talk funkciją, kas reiškia, kad galima pasikalbėti su tuo žmogum, kas yra priešais kamerą, kai jau ir sakiau. Paspaudę definition galima matyti peržiūros kokybę. Kamera visada įrašinėja pačią aukščiausią kokybę, kokią gali įrašinėti. Šis pasirinkimas leidžia tik pakeisti peržiūros kokybę, kas leidžia sutaupyti šiek tiek baterijos. Ir toliau turim alarm funkciją, kas jungs ledinį pašvietimą ir garsinį alarmą. Ir maždaug tiek. Paspaudę ant krumpliaračio galim matyti daugiau kameros nustatymų. Būtent čia galim pakeisti kameros veikimo režimą. Taip pat turim intelligence detection. Yra automobilio bei žmogaus aptikimas. Galim nustatyti, kada konkrečiai gausim pranešimus, ar pavyzdžiui, kai aptinkamas žmogus, ar kai aptinkamas automobilis. Garso nustatymai. Čia galim pasirinkti LED pašvietimo intensyvumą ir spalvotą arba juodai baltą naktinį filmavimą. Na ir žinoma, turim PTZ nustatymus, kur galim įjungti žmogaus sekimą. Tai kai kamera aptiks judantį žmogų, ji suksis paskui jį ir seks. Ir ką dar matau, raudoną taškiuką prie Device Information, kas reiškia, kad kameros programinė įranga nėra pati naujausia ir visada rekomenduojam įrangą atsinaujinti. Tai tą padaryti labai paprasta, taip pat užeinam čia, paspaudžiam Upgrade ir paspaudžiam Update Now. Ir kameros programinė įranga atsinaujina. Tai manau tiek iš programėlės pusės, iš pačios kameros pridėjimo prie jos. Dabar šitą kamerą parsinešiu namo, pabandysiu patestuoti, pažiūrėsim, kaip jį filmuoja ir sugrįšiu su apibendrinimu. Pakabinsiu kažkur va ten virš durų. Neidėliai ant nebaigtos verandos, bet tikėtina, kad ne pas mane viena taip atrodo. Tai kamera labai universali, nereikia jokių kabelių, tiesiog primontuojat praktiškai bet kur, nepatinka vieta, primontuojat kitur. Taigi, o vaizdas per kamerą kol kas atrodo maždaug taip. Galima paspausti PTZ, pasukti kažkur, palenk gal šiek tiek žemiau. Visai neblogai atrodo. Galim prisiartinti vaizdą. Ir maždaug iš kokių beveik 10 metrų atstumo galima neblogai matyti veidą. Kadangi dabar prisijungęs esu prie namų Wi-Fi, tai kaip matot, kamera veikia puikiai ir be jokių strigimų. Net ir greitai judant kamera spėja mane sekti. Taigi, apibendrinkim HB8C vaizdo stebėjimo kamerą. Mano manimu puikiai išdirbtas modelis, kamera filmuoja tikrai kokybišką vaizdą ir būtent šis modelis yra puikiai tinkantis stebėti jūsų patalpas, namus, sodybą ar kažką kitą. Net nebejoju, kad prie jos prijungus EasyViz saulės panelės ji būtų kaip atskiras vienetas ir veiktų nepertraukiamai, kitaip sakant, jei nereikėtų jokio papildomo elektros šaltinio. Montavimas labai paprastas, sumontuojam praktiškai bet kur siekia Wi-Fi ryšys ir tai ypač patogu, kai nereikia prasivesti papildomų kabelių ir ieškoti, kur čia ją galima prijungti. Ir dar vienas dalykas, kuris mane tikrai nustebino, tai nors kamera buvo pajungta nuo pat vakaro, per visą naktį neužfiksavo nei vieno netikro aliarmo. Tai tik patvirtina ir parodo, kaip gerai yra išdirbtos EasyViz kameros, jos fiksuoja judančius šiltus kūnus ir tik tada įrašinėja vaizdą. Tai leidžia taupyti kortelės vietą, leidžia taupyti šiuo atveju bateriją ir ši kamera įrašinėja tik tai, kas yra svarbu. Pranešimai apie aptiktus žmonės atkeliauja
iš karto. Tai mano tokia būtų trumpa EasyViz HB8C akumuliatorinis lauko kameros apžvalga. Jeigu ši apžvalga buvo bent kažkiek naudinga, nepamirškite uždėti pirštų į viršų, užsiprenumeruot kanalą, įsijungti varpelį, tokiu būdu nepraleisti pačių naujausių kamerų apžvalgų. Visas šias kameras ir kitus mano apžvalgtus EasyViz produktus galite įsigyti apsilankę easyvizlife.lt, nemokamas sekančios dienos pristatymas ir net 3 metų garantija. Jeigu norėtumėte pamatyti kokių nors kitų kamerų apžvalgų, būtinai pakomentuokite ir tas apžvalgas pabandysiu padaryti. Šiam kartui manau tiek ir pasimatom kitose apžvalgose. Iki.